Sveiki, esu Greta Miliauskienė, bendrosios praktikos slaugytoja, ambulatorinių slaugos paslaugų namuose koordinatorė. Slaugos paslaugos namuose. Tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos pacientų namuose. Šių paslaugų tikslas yra sudaryti sąlygas kiekvienam žmogui kuo ilgiau savarankiškai gyventi bendruomenėje, užtikrinant jų sveikatą ir apsaugot juos nuo ligos paūmėjimų ar esamų simptomų progresavimo. Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose komandą sudaro slaugytojos, slaugytojos padėjėjos, kineziterapeutės, socialinė darbuotoja. Slaugytoja teikdama slaugos paslaugą namuose atlieka injekcijas, lašina infuzijas pagal gydytojo paskyrimą, paima kraują, šlapimą laboratoriniams tyrimams, atlieka elektrokardiogramą, žaizdų priežiūrą, pragulų profilaktiką ir priežiūrą, stomo priežiūrą, konsultuoja paciento artimuosius slaugos klausimais, stebi gyvybinės funkcijas, matuoja arterinį kraujo spaudimą, pulsą, deguonies kiekį kraujyje, kūno temperatūrą. Slaugytojos padėjėjos rūpinasi pacientų asmens higieną. Kineziterapeutės nustato judesių sutrikimą ir didina fizinį bei funkcinį pajėgumą. Padeda grąžinti optimalią fizinę funkciją, fizinį pajėgumą bei gyvenimo kokybę. Padeda išvengti pažeidimų progresavimų, funkcijos ribotumo ir neįgalumo. Taip pat padeda pritaikyti techninės pagalbos priemonės, moko jomis naudotis. Kas gali gauti šias paslaugas? Asmenys, kuriems pagal slaugos paslaugų poreikio vertinimo klausimyną yra nustatytas mažas, vidutinis ar didelis slaugos poreikis. Asmenys, kuriems po suteiktų dienos chirurgijos paslaugų išlieka sutrikęs gebėjimas savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir yra reikalinga pooperacinė slauga namuose. Jei jums ar jūsų artimam žmogui reikalingos ambulatorinės slaugos paslaugos namuose, kreipkitės į savo šeimos gydytoją. Jis arba slaugytoja įvertins slaugos poreikį ir išrašys siuntimą ambulatorinių slaugos paslaugų namuose komandai. Slauga namuose yra nemokama paslauga.